11 Sergejus Grišajevas, 15 Sergejus Kočerginas, lygus 2-2 Sukarevas. 21 pergalė, bet jeigu Žalgiris ir Budevelnikas žaidė po 20, kuris yra ant mano stalo, apie jį truputėlį vėliau. Tai vėl pilna Kauno Sporto dinamiečiai iki, jeigu neklystu, 15 ar 12 pirmo kėlinio minutės. Žalgiriečiai prastokai gynėsi ir tik tada, kada jie dėkoja Rimui Kurtinaičiui. Sabonis. Štai čia Sabonis karaliauja po krepšiu, kada 2-5. Kočerginas taip pat ūgis vis 2 metrų. Taip analogiška situacija. Sabonis taip pat atsigina Ochotnikui. Aiškiai suklysta čia dabar Šakulinas, bet taip pat klydo ir Kauno krepšininkas, tai pasako draugams, ką liepia treneris daryti toliau. 23-20 po Sabonio kablio. Kauniečiai atsilieka 8 pirmo kėlinio minutę 3 taškais. Sabonis. Taip suspėjo kyštelėti ranką. Sudėties krepšininkas nežaidė dublerių rungtynes. Sabonis pagaliau po ilgos pertraukos žalgiriečiai pilno 2 taškus. 47-28. Pirmauja dinamiečiai 5 minutės ir 32 sekundės. Chomičius, Krapikas, Brazys, Sabonis ir Brazdauskis. Chomičius pakeitė Kurtinaitį. Reikia leisti nusiraminti Žalgirio komandos lyderiui. Brazdauskis. Dar kartą Sabonis. 49-33. Sabonis. Dar viena nebloga proga. Sukarevas. Sabonis. Chomičius. 2-2 su Kurtinaičiu. 10 sekundžių. Sabonis. 57-41. Minutės pergalės prašo Aleksandras Sidakinas. Tarp kitko, pirmą kartą su maskviečiais mūsų paskutinė pirmo kėlinio minutė. Galim sugrožėti keliais efektingai Sabonio metimais. 57-43. Aišku, nelaimės Žalgiris pirmo kėlinio, bet 43, 8 sekundės. Sabonis su kamuoliu. 61 rado ir Alikas Rzaivas, sąjunginės kategorijos teisėjas iš Baku. Turbūt įvyko labai rimtas pokalbis. Žinome, kad taip įvyks. Kauniečiai pajėgus ir techniškai, ir taktiškai įvykdyti visus sumanymus krepšinio aikštėje. Sergejus ypač pataiko tada, kada labai reikia. Taškai. Kurtinaitis. Dabar galima sužaisti ir su vidurio puolėju. 2 taškai skaityti ir prasižengia Sukario. Audringa antro kėlinio pradžia. Ir malonu iš mums visiems, kad kauniečiai nusprendė daugiau nebejokauti. Minutės pertraukėlės paprašo Aleksandras. Sabonis. 63-58. Priminsiu, kad Sabonis. Sabonis. 65-60. Sabonis. Padė Grišajevas. Sabonis ir 69-62. Metimas įskaitytas ir dar viena bauda. 33 buvo netaškas. Malonu, kad Arvydas labai stengiasi. Nori pelnyti kuo daugiau taškų, nes 5 baudą gali gauti ir nebūdamas kaltas. Žalgirio komandos nauda. Sabonis. 2 taškai. 71-67. 4 tik taškai ir Sabonis mes dar vieną baudą. 4 kartą prasižengia Ochotnikovas. Situacija truputį įsilygina, bet Dinamo komanda dar yra Grišajevas. 71-68. Ochotnikovas. Sabonis. Dabar Sabonis. Sabonis. Kurtinaitis laimi dvikovą. Chomičius. Gerai, kad palaukia Sabonio žalgiriečiai. Sabonis.
78-76 po Arvydo metimo. Trečiai. Bazarevičius nėra. Fomičius pabėga nuo varžovų. Nautakavo dublerių komandos žaidėjas Minaškinas. Visockas. Taip, kad tik nepaskubėtų dabar kauniečiai. Taip, Sabonis su kamuliu. 87-76. 41 taškas. Žalgirio komanda žaidžiančia Kauno sporto halėje 19 taškų skirtumo. Žalgirio antrame kėlinyje to yra prasižengę tik 4 taškus. Sabonis. 91-78. 40. Kaip Kurtinaitis taip išmušė kamuolį. Sabonis. 93-80. Bet aikštėje Sabonis 105-95. Sabonis 109-95. Kornyšinas 109-98. 111-9. Paskutinė rungtynių minutė. Sabonis. Taip, griebė už rankos Sabonį iš karto 3 dinamėčio, bet pirmasis Dimitrijus Kulinas. 100 numeris. Sabonis turi progos pelnyti 50 tašką. 28 kartus metė iš vidutinio nuotolio. Tai 50 taškas. Žino ir sporto mėgėjai čia Kaune tribūnose. 111-100. Ir 112-100. Vaiša. Visockas. Sabonis pataiso kamuolį, skaitys teisėjai 2 taškus. 115-104 tokiu rezultatu rungtynes laimi žalgiriečiai. Na ir Sabonis tampa rezultatyviausiu krepšininku. Retas rezultatyvumas, 50 atrodo 4 taškai Sabonio sąskaitoje. Taigi